Geros dienos su jumis čia. Po pertraukos grįžtam prie pamokų, bet dabar būsim be smoke ir jokių flashų. Dabar pamokos bus, šita pamoka bus tiesiog kaip eimintis, priejanti, patarimai, kaip šaudyti. Pirmą pradėsiu patarimus nuo sprėjaus. Pavyzdžiui, žmonės, tarkim, ir sako, aš nemoku sprėjant, aš negaliu sprėjant, man reikia treniruoti sprėjų ir jūs nieko nedaro, tiesiog einate matchmakingą ir bandote išmokti. Jūs žaidėt matchmakingą ir tuo metu bandote išmokti, jūs to negali daryti, nelabai padės. Po 6 mėnesių gali ir pagerės. Tai, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, žmogus, čia galva, čia kūnas, čia kojas. Jūs įpykinat, ten laukit, kol jūs išpykins. Jūs pamatot tą žmogų ir visur. Pradedant nuo pat pradžių, tai kaip reikia sprėjant. Tai jeigu eina į viršų ir paskui į dešinę, tai jūs einat į apačią. Ir į dešinę truputį, kadangi čia dešinė, ir į kairę. Nėra labai sunku ir vaizdu. Jūsų sprėjas niekada bus perfect. Niekada jūsų sprėjas nebus nuostabus. Jeigu aš bėgu, aš jį pamatau, jis mane dabar pykino, aš galiu dar. Matot, kaip šitas kulkos nuėjo, bet jeigu aš jį sprėjinu, čia yra galva. Jeigu modelis yra toks, jis jau būtų miręs. Jūsų sprėjas niekada bus nuostabus. Tai, o pavyzdžiui, jeigu jūs čia taip, aš pamačiau sprėjų ir jūs čia, pamačiau, jūs jau būsit mirę, nes jeigu tas žmogus, jis tave pamatys, jis dar paės ir jau miręs. Pavyzdžiui, kaip aš mėgstu daryti, jeigu aš pažiūriu šitą pusę. Jis mane išpykino, aš esu pagąsdinsiu vieną, grįžt atgal, nes jis pamatys, jis jau turės pakeisti poziciją ir imtų laikodas jį užmušti. Arba tiesiog gali šaudant, nepataikyti. Nepataikyti. Tiesiog gali pabėgti. Nes jam tada bus tas laikas, jis tave pamatė, Taip, arba jis tiesiog, jeigu jūs jį pamatot ir jis pradeda, tarkim, iš to karindžio šaudyti, jis pamatot ir taip negalime, nes jūs tiesiog stovintis vietais, jūs pamatys, pamatė, pašaudė, jūs jau mirė. Jūs pramazinat visą savo sprėjį. Nepataikė. Jūs kaip pramazinat? Jūs turite, jeigu jūs norit sprėjinti, kaip sprėjinat ir kaip šaudat, o aš pamatau, jis jau mirė. Kaip aš mėgstu, jeigu pradedu sprėjint, tai jeigu čia jo, tarkim, čia jo galva, čia jo galva. Tai jeigu aš pradedu sprėjinti iš, tarkim, tokio range'o, tai aš pradedu nuo galvos. Ir kadangi čia matot šitas dvi kulkas, biškai žemiau reikia ir tada dar žemiau reikia šokti. Kadangi aš kaip mėgstu daryti šitą. Kaip aš mėgstu daryti, aš iššaunu tas pirmas dvi kulkas. Matot, kai mano kulkas lieka šitoj linijai, sprėjas niekada nesaugus nebus. Bet jeigu tos kulkas lieka šitoj linijai, tai viskas gerai, nes šita linija kaip yra galvos ūkio, ne galvos gal krūtinės. Ir jūs turite jausti su savo mausu, tiesiog jums reikia praktikuotis daug. Jūs turite jausti tą liniją. Jeigu jūs, pavyzdžiui, per greit nušoksite taikinuką, matot, kaip mano nusekė mano taikinuką. Jūs turi porą sekundžių palaukti. Jis jau bus miręs. Jeigu bus atsitūpęs, čia greičiausias. Jeigu, tarkim, čia gerai. Čia žmogus yra. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš esu tokiam range'e, tai aišku, aš pradėsiu nuo galvos, jeigu noriu sprėjinti. Jeigu aš esu mid-range, tai aš pradėsiu nuo kaklo. Jeigu aš dar esu toliau, tai aš pradėsiu nuo pilvo. Jeigu aš labai toli, tarkim, nuo longo, kalbant apie dustą nuo longo, arba tarkim, nuo čia iki čia, aš pradėsiu nuo pat kojų sprėjant, jeigu noriu sprėjant.
Jeigu tepint, tai į galvą, jeigu burstint, tai į kaklą, jeigu sprayint, tai nuo pilvo pradėt. Nes greičiausiai taip išmušt. Ir kada žinot, kada sprayint? Tai priklauso nuo jūsų priešo. Jeigu jūsų priešas mėgsta judėti, tai pavyzdžiui... Tai jeigu jūs jau pradėjot sprayint priešą, kai jūs jiggle peekina, jūs jau galima sakyt būsit mirę. Nes, jis man jiggle peekina, jis tada išbėga čia, nu tai aš tada iš karto keisti. Nes jeigu aš pradėsiu, visų čia kulkos bet kur eis. Tai va čia, keli patarimai ant sprėjaus. Pavyzdžiui, kaip, jeigu norit sekti žmogų su sprėjom, tiesiog negalima. Jeigu aš bandysiu sekti žmogų, tai kulkos eina visur. Kadangi išėjo, tai kadangi kulkos eina į galvą ir čia modelis yra toks, jis jau turėtų būti miręs, bet niekada nepadėčiau daryti, nes jūs turit jausti savo sprėjų, kada eina kulkos į kairę, kada eina į dešinę ir reikia kompensuoti tą kulko ėjimą. Jeigu aš darau ir pamačiau, kad jis bėga, tai pakeičiu poziciją. Tai taip galima padaryti. Ir grįžtam per tos sprėjaus, kaip kompensuoti greičiau, tai kadangi šitama, vienas kojus. Padedam čia, spray. O čia va tai yra nematoma linija. Čia va jo kūnas, jis jau būtų miręs senai, nebent to pataiko į čiotą. Kada sprayint ir kada tepint ir kada burstint. Jeigu aš tarkim išeinu... Tarkim čia... Aš pakeisiu, Iki šio. Tarkim, aš čia numečiau blogą smauką. Numečiau blogą smauką ir tarkim, teras mentas va čia va stovi. Aš išpykinu kairę, net nepažiūrėjęs dešinės pusės, aš išpykinu ir jo čia nėra. Tai aš dabar jo turėčiau apsisukti ir tiesiai į galvą. Aš kadangi jį nutepau. O jeigu... Aš išbėgu tiesiai po dešinę, aš žinau, kad gerai smaukinta. Aš išbėgu tiesiai po dešinę, aš jau galiu tiesiai ant kaklo įkyti. Nes jį bus greičiau žymiai užmušti. Dabar galima kalbėti apie crosser placementą. Kur čia galima būtų gerą vietą. Tarkim bananą. Tai jūs pradedat bananą, metat visokį flashą, toliau. Tai taip ir tiesiog negalit bėgti. Nebent jūs žino, kad jie agresyviai bananas nežaidžia. Jeigu jie agresyviai bananas žaidžia, tai jūs... Dabar crosser placementas, jūs prie sienos einat ir kur jūs bus, tai seka tą sieną. Čia va gali būt. Čia va gali būt. Jūs seka tą sieną, dabar pamatyti. Čia jau gali prieimint. Čia prieimint, nuskaitos. O crosser placementas, tai jūs seka tą sieną. Sekat. Va, aš kadangi šitą va kampą. Seka, čia nėra. Seku. Matote, kaip žiūri, tiesiog kampus sekiu. Tarkim, aukštose rankose, jeigu jūs matchmakingą žaidžiat, arba syvo ir jūsų geras efficiency, tai jeigu jūs jau prieiminsit šitą spotą, tai tarkim, iš čia stovi, aš bėgu, aš jau prieiminęs va čia va. Aš jau prieiminau tą kampą. Ir jeigu jūs va čia stovi, jums reikia kompensuoti, iš karto flickinti. Parodys, kaip realiu metu atrodo. Tai gerai, aš einu, aš prieiminu. Ir man jau, mano atsėjo, ką jis veikia. Man reikia iš karto flickinti prie jo. O su crosser placementu nereikės nieko flickinti. Jūs pamatot čia? Kitas yra dalykas, yra stutter stepinimas. Pavyzdžiui, čia va, kai bėgu su AD, koks greitis. Jeigu, pavyzdžiui, aš paspaudžiu D ir A, kaip greit matot sustoju. D, A. Ir kaip jau stoju. Tai, pavyzdžiui, Matot, kaip kas eina? Čia paprastas dalykas, bet kai kurie žmonės to nesupranta. Ir tą jums reikia tiesiog praktikuotis. Jeigu jūs turit... Ir niekada nepatarčiau žaisti matchmakingo arba pugų. Niekada nepatarčiau eiti žaisti ir bandyti mokintis, nes jūsų žaidimą tikrai sugadins.
įmeskit tą valandą ar pradėti 30 minučių praktikuoti sprėjų, pykinimą, viską. Nueikit į saitą, tarkim, aš šią saitę laikau šitą anglą, žinau, kad jie pušna, kaip aš galiu ginti, numeskit porą flashų. Taip, flashna silnų. Čia grinai priklauso jūsų, kiek jeigu nori pasiekti aukštesnį lygį, geresnį ranką, tai grinai priklauso nuo jūsų, kiek jūs laiko įdėsit. Jeigu, pavyzdžiui, aš išpykinu, čia yra priešas, prie to kampo. Jei aš išpykinu, jeigu aš jo neužmušiau, tai ką jūs nahui darot? Jūs jau pradėjot blogai, jums reikia eiti praktikuotis. Jeigu ant to laiko neužmušto prieš, jums reikia eiti praktikuotis. Arba ne ten pradėjot. Jeigu pradedat sprėjų iš midrange nuo galvos, tai patarčiau nuo kaklo pradėti. Čia galvas, pradėčiau nuo kaklo pradėti. Jeigu jūs long range, tai pradėčiau nuo krūtinės. Jeigu dar, tai nuo pilvo extended burstas. Tai va, pažiūrėjau. Parodysiu. Čia va long range'as, nu tepas. Vis tiek viena kulka ir mano kulkos eina tiesiai. Jeigu burstinimas, tai pradėčiau nuo kaklo. O jeigu aš sprėjinu arba extended burstinu, tai pradėčiau nuo krūtinės. Man tai kai mano kulkos yra. Bet kadangi čia kulkos yra šitai, jūs turėtų būti miręs. Jūsų sprėjus recoilas niekada bus puikus. O jeigu aš sprėjinu, tai padėčiau nuo pat kojų, nes jeigu labai toli range'as, tai aš jums parodysiu. Čia va, tarkim, toli range'as, aš jau pradėjau Nes matot, kaip sunku kompensuoti, todėl reikia burstinti arba tepinti. Niekada nepatarčiau sprėjinti iš didelio range'o. Tai va, tokie patarimai, žinokit. Tikiuosi jums padėjo ir jeigu žino draugų, kuriam reikia irgi padėti, tai prašau, nusiųskit šitą video. Gali jiem padės. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir laukit kitų pamokų.